Nu, dar kokį porą minučių. Gal. Ir tada pradėsiu. O kas čia bus? Ta prasme, projektas galutinis ar patvirtintas jau čia supažindinimas tik tais, ar dar pakeitimai kažkokie įmanomi? Ne, čia yra dabar tik projektiniai pasiūlymai. Pristatomi projektiniai pasiūlymai. Nu, kadangi, žinot, jisai vis tiek, kadangi aš darau kito projektuotojo tą projektą, tengi principai jisai buvo jau apderintas ir su savivaldybė, bet reikalinga atlikti naujai procedūras, tai yra viešinimo, nes prieš tai buvo blogai atliktas viešinimas ir tiesiog negaunam pritarimo iš Vilniaus miesto savivaldybės. Supratau. Bet prieš tai viskas kaip ir suderinta, visi sprendiniai buvo. Ne? Jo, net sprendiniai tai bus tie patys, kas buvo, nes mes nieko nekeitėm. Tai gerai, tai aš tada pradėsiu pristatymą. Jūs visi matot net tą žalią foną. Jo, viską matom. Jo, tai šiandien mes turim balandžio 24 dieną, jau po 3 valandų pradedam viešą svarstymą, pristatymą projekto Kilmijų sodų 42 gatvės Vilniuje statybos projektą. Šitame susirinkime dalyvauja susirinkimo pirmininkas, tai esu aš, Valentinas Šilobritas, ir mano sekretorius yra Inesa Čiubarova, jinaigi yra ir projekto vadovė šito viso projekto. Kaip minėjau, visi dalyviai privalomi būti suregistruoti tam, kad galėčiau informuoti apie ir pateikti protokolas po viešo svarstymo. Taip pat per tą laikotarpį, kai buvo paskelbtas informacija dėl projekto viešinimo, patalpinta visa informacija pačio projektinių pasiūlymų, buvom gavę iš pirmininkės vieną tokį užklausimą kito gyventojo iš Kilmijos sodų 42, klausimas buvo dėl lietaus vandens nuvedimo, kaip bus jisai užtikrintas, ar nebus vanduo nukreipiamas į sklypus. Tai atsakėm taip, kad gatvė projektuojama iš asfalto dangos 3,5 metro pločio, vienoje pusėje, į kurią nukreipiamas tas dangos nuolydis, ten projektuojamas yra kelio bortas, jisai projektuojamas išilgai visos gatvės, jisai yra pakilęs virš dangos 5 cm, taip vanduo bėgdamas palei 42 gatvę, kaip sakant, vanduo atsirems į bortą ir tuo bortu bus nuvedamas vanduo link miško. Jokių būdų, jisai, nebent ten labai didžiulės būtų kažkokios liūtis, bet čia tai momentiniai tokie būna, tai per tą bortą gal ir persipiltų kažkiek to vandens, bet principė tas bortas pilnai viską atliktų ir vanduo nebėgtų į sklypus. O sankryžos kaip su šalutiniais keliu? Sankryžos irgi bus tie patys, tas pats bortas, jisai yra 5 cm, tai yra, netgi kai į sklypus įvažiuoja žmonės, tai irgi visurgi yra tie bortai sudėti, yra 5 cm nuo dangos pakilę, tiesiog sankryžose, kaip ir nuovažose, bus įrengiamos, neįrengiamos, o pažvyruojamos, tai yra pakeliama iki borto aukščio.
Taip, tai tada O pradedam jo. nuolydis dabar link miško, koks gaunasi procentais ar metrais, kaip jūs skaičiuojate? Ką tokio? Neišgirdau. Nuolydis gatvės link miško. Tai nuolydį paskui aš jums parodysiu, pažiūrėsim, kaip įstatysiu, ateisim prie grafinės medžiagos ir viską parodysiu. Kitas Taip, dalykas dar tai buvo dėl to vandens nubėgimo. Kai užsikimš, pavyzdžiui, purvų kažkokių lapais. kas užsikimš? Kas užsikimš? Ta vieta prie, kur bortelis bus įrengiamas. Tai turi būti vykdoma priežiūra, tai kaip neužsikimš. Jeigu priežiūra bus vykdoma laiku, valoma, tai nieks neužsikimš. Tai... Viskas aišku. Jo. Taip, tai statytojas yra Sodų bendrija Lietuvos ryšininkas. Projektuotojas yra MB testuotas inžinierius, projekto vadovė Inesa Čiubarova. Čia mes turim antros grupės nesudėtingasis statinys. Čia yra gatvė gatvė Sodų bendrijai. Taip, informacija visa buvo patalpinta Vilnius LT portalo puslapyje. Čia matom visą tas skelbimas, kaip atrodė. Ten galima buvo susipažinti su projektiniais pasiūlymais ir taipogi patalpinta nuoroda į šį prisijungimą. Taip pat įrengtas informacinis stendas gatvės pradžioje. Joje surašyta informacija, kada, kas statytos, kada vyks projektiniai pasiūlymai ir įdėtos nuorodos. Taip pat visiems gyventojams, visiems sklypų savininkams, kurie ribojasi su gatve, buvo išsiųsti registruoti laiškai. Informacija, vėlgi, kas ir kada bus vykdomas tas gatvės pristatymas, viešas svarstymas. Tai, ką mes čia turim, tai statybos vieta, kaip sakant, šitam ne visam Sodų bendrijai, tai yra nuo miško iki miško, ir kertami yra kelios sankryžos gatvės. Jinai kaip Kilmiška 22 gaunasi kaip tokia pagrindinė, iš jos yra išvažiuojama į visas kitas gatves. Taip, dabar ką mes turime, pačioje gatvėje turime, aišku, šitos stulpus gelžbetoninius, ten yra elektra pakabinta. Gatvė projektuojama bus kaip DS su žvaigždute kategorijos, tai jinai yra 3,5 pločio ir projektuojami apšvietimo tinklai, taip švietimas projektuojamas ant esamų gelžbetoninių atramų. Sprendinius paskui parodysiu. Taip, esama danga yra žvyras, ten ir vietomis gal frezuotas papiltas, tai nusidėvėjus ir numatoma ją pilnai iškasti, įrengti tinkamą visą konstrukciją dangos ir ant viršaus uždėti asfaltą. Taip, tai minimalus nuolydis yra 0,4 procentų, maksimalus išilginis nuolydis yra 2,13 procentų. Skersinis vienšlaitis 2,5 procento. Įrengiami kelkraščiai ir bortas vienoje pusėje. Tai viską dar parodysiu ir šitam brėžiny bus labiau matyti čia tekstinį. Tai va čia toks pjūvis, bet pereisim paskui prie pačio brėžinio, praeisim nuo gatvės pradžios iki gatvės pabaigos ir bus klausimai, kažką tai parodysiu viską. Čia statinio rodikliai. Minėjau, gatvės ilgis yra apie 350 metrų. Plotis 3,5, viena eismo juosta ir inžinerinių tinklų, tai yra apšvietimo ilgis yra 487 metrai. Taip, grafinė dalis, tai tu aš perjungsiu. Tai brėžiniai, tai einam mes, gal mes pradėsim nuo įvažiavimo į 42. Taip.
Taip, tai mes turim įvažiavimą į 42. Ir taip, kaip čia su rankytė, bus rankytė, taip, yra suremontuojama, aišku, kaniferizuojama esama, čia 37 tikriausiai, šitą gatvę. Tai nuo jos įvažiuojame, turim vieną kažkokį įvažiavimą link sklypų, tai kiek minėjau, jos visas bus pažvyruojamos, visos esamos nuovažos yra pažvyruojamos. Šita violetinė linija tai yra kelio bortas įrengiamas, jisai įrengiamas visų ilgių. Vėlgi, yra, tarkim, sankryža, tai yra užsukama ir irgi įrengiamas asfaltas, taip pat kaip ir čia įrengiamas asfaltas ir daromas suvedimas su esama danga. Tai, kur yra įvažiavimai, tai už borto yra pažvyruojama ir pakeliama iki projektinio aukščio, suvedama su esamu paviršiumi. Vėlgi sekančią sankryžą, tai vėlgi asfaltas, bortas visada eina išilgai gatvės. Taip daeinam iki pačio galo. Ir gale bortas yra užsukamas, įrengiamas palei mišką. Irgi bortas toks sužemintas, kad jisai tą vandenį, kaip sakant, nugesins ir už jo įrengiamas skaldos toks balastas, skaldos pagrindas, ir kurį per bortą vanduo pereis ir nubėgs į tą aplinkinę teritoriją. Tai sekantį brėžinį parodysiu, nes projektuojami yra kelio ženklai ir eismo tokios saugumo priemonės, tai yra kalneliai. Projektuojamas vienas kalnelis, paskui eina už sankryžos, vienos kitos. Antras kalnelis, trapecinis formų, tokių greičių mažinimų kalnelių, kaip plato toks. Ir projektuojame dar, ir dar tai vienas, tai projektuojame trys tokie plato, tai gaunasi kaip ir pradžioj, per vidurį, ir gale. Trys kalneliai. Tai bus užtikrintas, kad mašinas ten nelakstytų ir iš kitas saugumo būtų sumažintas greitis. Prie visų gelžbetoninių stulpų projektuojami tokie nukreipiamosios lentelės. Taip, pjūvis, tai čia yra pjūvis, kaip yra tas kalnelis įrengiamas, tai jisai gausis kaip tai vietoje, jisai lygiai su bortu gausis, bet tarp borto ir tos bus tarpas, kad vanduo galėtų prabėgti, o pats pjūvis yra 3,5 nuolydis į borto pusę, tada bortas virš pakilęs 5 cm ir taip palei bortą vanduo nubėgs į žemiausią tą tašką. Čia pjūviai yra kalnelių, to išilginis pas mus, kur bus. Tai va, tai nežinau, kažkokius klausimus, jeigu turit, galit sakyti, bandysiu atsakyti. Tai kaip ir minėjau, vanduo yra... Tas projektuojamas kelias sunkiai techniką atlaikys? Ta prasme, ką reiškia sunkiai technika, tai čiagi nėra
važiavimas numatytas sunkiajam transportui. Tai taip, kartais užvažiuoti, tai aišku, jisai atlaikys tą dangą, nes jinai numatyta pagal kategoriją, kokie yra kelio Tai vat man ir įdomu, aš nežinau tų kategorijų, tai vat ir klausimas yra, nes pas mus... Taip, nu, ta prasme, jinai taip atlaikys, bet jeigu... Sakykit, Andrei. Ir, nu, bus važinėjama čia ir su žvyrais, ir su skaldom visokiam ir panašiai per tą kelią. Taip, atlaikys, bet dabar nežinau, ten kažkur sodose ar nebus kažkur uždėti ženklai, kad negalima važiuoti pačiuose sodose. Nes čia dar yra teritorija, kur yra, bus uždėti teritorijos, tai yra prie pačių įvažiavimų į bendrijas, kad tai yra gyvenamoji teritorija, zona, kad ten vaikšto žmonės tą pačią gatvę. Tai... Tai o kaip statytis, jeigu sunkiai technika negali patekti? Ne, tai jie gali patekti, tai ženklų nėra, tai jie gali įvažiuoti. Ženklų nėra. Paskui kaip įvažiuos, jeigu bus ženklai, jeigu žmonės statys ką nors? Mūsų projekte ženklų nėra. Mes jų neprojektuojam čia, kad negalim sunkvežimiui važiuoti. Ten, kas yra aplinkui, tai aš negaliu atsakyti, nežinau. Pagrindinis klausimas ir buvo, ar gali, jeigu gali, viskas tvarkoja? Taip, gali. Žinoma, atlaikys tai. Jo, tai jeigu turit kokių klausimų, galit klausti, jeigu neturit, tai mes vis tiek būsiu aš čia iki 16 valandos. Dabar žiūrėkit, dėl pačio galo dar, kur yra tas bordiūras slopinantis vandenį, ne? Kur įla į mišką. Taip. Čia nuolydis tas pats bus iš apačios į viršų 2,5%. Tai vanduo, kaip reiškia, vanduo remsis į bordiūrą. Jeigu bus nepakankamai daug vandens, tai arba laikysis bala, jeigu čia visiškai lygu yra... Ne, bala nesilaikys, nes nuolydis yra į šitą pusę, tai jisai išbėgs vis tiek pro tą pusę. Tai ten nėra bortas, jisai nebus toks bortas aukštas, jisai nebus 5 cm, jisai bus žemiau, tiesiog jisai čia įrengiamas tam, kad tą asfaltą žinot, kaip sakant, atremti asfaltą. Jo, supratau, aš pagalvojau tiesiog, kad ten 5 cm. Ne, jisai nebus tikrai, netgi nebus 5 cm, jisai gali ten bus kokių porą centimetrų, tiesiog, kad netgi gal lygiai su asfaltu bus. Čia įrėminimui tiesiog, nes jeigu neįrėminsim, tai tada ten suprantat, kad išplaus visą tą asfaltą. Jo, supratau. Kas kalba bus įrengiama, ne? Nuimamas sluoksnis kažkoks. Taip, jo. Užpilama tiesiog. Jo, dar va čia tas apšvietimas, tai parodysiu apšvietimą. Jo, tai čia ant esamų to atramų yra irgi parengtas projektas, tai jau šiaip ir derintas buvo su Vilniaus apšvietimu, derintas ir su ESO suderintas, kad ant esamų atramų įrengimi tie stulpai. Čia vienas bendras projektas su apšvietimu kartu gaunasi ar atskiri? Jo, jisai vienas bendras projektas. Bet čia apšvietimas tik tai 42 gatvėje? Taip. Supratau. Jo, tai va, čia yra, ant stulpų pakabinti, grindai yra tiesiog 42 projektuojant, tai visur ant stulpų, ant esame sukabinti. Šviestuvai, kiek čia mes turim, čia vienas... Vienuolika šviestuvai. Sakykit, o pasikeičia gatvės plotis, lyginant su dabartinė? Nes ten tokie yra susiaurėjimai. Klausimas, ar projektuojama gatvė bus galima 2 mašinom prasilenkti? Tai plotis yra 3,5. Jo, tai čia prasilenkia 2 mašinos, ar ne? Ne, 2 neprasilenkia, tai ten ir dabar neprasilenkia. Nes čia yra sodų bendrija, tai ten platesnės tiesiog gatvės neįmanoma padaryti. Tai čia dar šaligatvis nusimato, ne? Aš taip suprantu, Ne, jokio šaligatvio nėra čia. Ne. Tai yra ten
ten nėra taip, kad kai kurie sodo sklypai ten su savo tvorom įeina į čia dabartinę gatvę. Nu, ta prasme, įprojektuojam. Nu, vat, šita vat juoda linija yra, ne, vat, nu, matote, ne juoda, tai čia yra tvoros pažymėtos. Tai nu, galima prasieiti, pamatyti, nu, vat, net, nu, tai čia jau kol kas neužeina. Kaip ir. Pradžioj prie 37 kažkur ten, žiūrėk. Jo, to praeisime, aš tik gal aš kad praeisiu. Čia liktai nėra, tai pradžioj. Ne, čia jau žiūrėjom, čia pačioj pradžioj yra keletas klipų, kur išlenda, bet pagal Nu, bet aš taip nematau, kad čia būtų. Nelenda į kelią bent. Ne, nėra, kad būtų, nes neišlipa viską. Čia va priartėja labai, nu, bet neįlipa. Tie va žali, tai čia yra sklypai, o nu, jau suprantama, kad aišku tvoras biškai toliau padarytas. Tai va šitą pradžią, ne, tai žalia linija yra sklypas. Nu, žodžiu, bus kažkoks, reiškia, kad, nu, ta prasme, vandens nuvedimas ir asfaltas. Čia daugiau nieko šitam projekte. Taip, jo, vandens nuvedimas, vandens nuvedimas tai yra esamų paviršimų palei bortą vanduo nuvedamas į, nu, kaip sako, nuo 37, ne, ir jisai bėga į apačią ir nueina į tą miško teritoriją. Ir įrengiamas apšvietimas, viskas. O koks čia paprastai, vat, kiek laiko mes negalėsim įvažiuoti, kiek čia laiko bus tas tvarkomas? Žinokit, to aš neatsakysiu, nes nu, tengi kaip rangovas, čia kaip su rangovu bus sutarta, kokiais, kaip sakant, kokiais etapais darys, kaip darys, čia jau technologinė dalis rangovo, tai kas surasit, tai su juo jau tarsitės su rangovu. Tai gal kažkaip etapais darys, nežinau, tai gal ten galima per kitas tas gatves, nu aš nežinau, ten aplinkiniai jūs ten kai būna, tai žinot, ar įmanoma, tarkim, nežinau, jeigu, tarkim, uždaro šitą, ar įmanoma iš apačios kažkaip atvažiuoti į sklypus. Nelabai. Nu jau čia rangovas turės, kaip sakant, su jumis, su gyventojais, čia turi susitarti, kaip sakant, nesipykti, nu, kadangi nu, jie irgi turės atlikti darbą, kad paskui galėtume naudotis. Aš taip, nu, nežinau, manau, taip kažkokius, nu, 2 mėnesius jie galėtų tai padaryti, tai ne tiek ilgai. Nu, aišku, ačiū. O dabar pagal projektą aš nematau ar nesuprantu, kur apšvietimas yra, kiek dažnai jis sudėtas. Va. Apšvietimas yra, bet va, jeigu matot, 11 atramų yra sudėtas. Jos yra sudėtas ant esamo atramų. Kur stovi esamos atramos, tai visur sukabinti Ant visų, ne? Jo, nu tikriausiai, nes vat, kai matau, pavyzdžiui, ilgis 39, 43 metrai, 43, 4 tarp stulpų, nu tai čia ir bus. Maždaug 40, taip jau paimtų, ne, vat 40 metrų. 40 su biškutį. Jau, virbuliukai čia yra apšvietimai. Vienas pradžioje, tada sklype, tada sankryžoje, ne? Sekantis vėlgi tarp sklypų vidury, tada vėlgi gavosi sankryža. Ir sankryžos apšviestos bus, vėlgi sankryžos. Sankryža ir pabaigo. Ai, dabar dar klausimas dėl to nuolydžio, dėl vandens nuvedimo. Ten nurodyta pas jūs buvo, kad minimalus 0,60 kažkiek tai procentų, ne? Per mažai? Ja, tai pusė procentų yra iš visų leistinas. Tai... Gatvė 0,5% minimaliai, ne? Jo, tai aš netgi jeigu surasiu, tai dabar išilginis. Pavyzdys, kažkur išilginis, to surasiu išilginį. Parodysiu.
Šitas. Nu, apartamento, važinėti. Tai va, tai matosi, ne, tai čia dabar taip, čia dabar pas mus yra nulis, tai yra, čia yra miško pusė, ne, čia yra nuo nulio, tai reiškia nuo miško, jis eina 1,25%, tada čia gabaliukas 82 metrai yra 0,64, tada kyla 0,2% ir 1%. Tokia. Linija yra esant paviršiumi, ten, kad tas kelias jisai bus tam pačiam lygyje, išliks, tiesiog bus įrengta pilna konstrukcija. Aš pažiūriu, pagal šitą brėžinį čia žemės darbų minimaliai nusimato, maždaug kaip yra reljefas dabar, taip ir pasilieka jis. Suprant, tik tai bus iškasamas konstrukcija, kad įrengti. Tai vat mes ką turim konstrukciją toj, va, ne? Turim 42 smėlio, 20 skaldos ir 8 asfalto. Tai reiškia 70 cm nukas ir supils atgal. Supratau. Bet reljefas tas pats pasiliks, kaip yra dabar. Taip. Dangos paviršius išliks tas pats, koks dabar ir yra. O kas ten per skersinis pjūvis 3-3 toks buvo? Ten dar kažkokie gulintys policininkai bus įrengiami, ar kas ten buvo? Prieisim. 3. Kas čia yra? Jie tikriausiai gal likę. Šitą vietą, tai, žinokite, aš pasitikslinsiu, čia gal likę, gal pirminis variantas buvo be plato tikriausiai galvotas, kai aš jo niekur neužinau šitam. To dar kartą pereisim, gal ir nepastebėjau, nes čia yra plato. Čia bus tiesiog, žinoma, likęs neištrintas, neturi būti. O nėra skersinio pjūvio pavaizduota, kaip sankryžos atrodys ten, kur, asfaltas. Ne įvažiavimai,
sklypus sankryžus. Nu, Nes kaip gaunasi... pati sankryža, nu, žinot, vat, nu, yra va taip daug maža, ne, nu, yra asfaltas ir, nu, čia toks sankryža, bet gal ne visai teisingas, čia toks... Ja, man įdomi ta vieta yra, kur bortas, tas 5 cm paaukštėjimas ir tada nuo jo eina jau tas, nu, ta sankryža prasitėsia asfalto dar ten kiek, metras 2, ne? Jo, nu tai vat prasidėsi va taip, va ten, ne, nu tai va asfaltas va uždedamas ir kelkraščiai padaromi. Tai va čia toks tiesinys, nu, o pačio pjūvio tai nėra, bet jis principas bus, kad jisai sueis su bortu bus, jo. Nu, va čia žalia pavaizduota, o ten bus, net, nu, pjūvis bus asfaltas, jo, tai pasme tu įvažiuosi ir važiuosi. Lygiai su bortu iš tos pusės, tiesiog, nu, nėra pjūvio to padaryti. Reikės papildysim, padarysim, kaip techninį praktiškai papildysim tą pjūvį vietą. Ai, dar klausimas buvo, ženklų čia krūva statosi visur. Kai kur yra, ypatingai prie sankryžų, nu, vat pradžioj, paimkim, kur žmonių sklypai išlenda šiek tiek su savo tvorom. Prie sankryžų statomi yra ženklai. Tai kurioje vietoje čia tvoras tada naikinti šitų žmonių reikės, kad pastatyti šitos ženklus? Nu, ar jie į kelią išlips? Ne, tai čia vat, nu, prie tvorų, čia vat yra vietos. Tai... Nu, ženklas čia labai yra, ženklas pločio kiek ten 40 cm, ne? Nu, bet tvora, nu, tai vis tiek ženklas statosi virš 2 metrų aukštėje, tai tvora tai nėra, negi ten 1,50 m. Bet ženklas, kiek ten minimalus atstumas nuo gatvės turi būti? Nu, tai šitie ženklai 203, tai nustatosi prie pat sankryžos, tai tas pas kaip ir 201, nu, jie statomi prie pat beveik sankryžos, tai čia. O jie visi ant savo stulpelių bus, ar kai kurie bus pakabinti ant oro linijos atramų? Dabar, nu, vaizduojam, kad yra ant naujų stulpų, bet, manau, tą vietą reikės, nu, dar kartą pasižiūrėti techninį projektą, kai pažiūrėsim, jeigu kur yra galimybė, tai rengsim ir ant tų esamų geltoninių stulpų, kad nebūtų ten tų kalnas visokių stulpų pristatyta, kad kuo mažiau. Jeigu bus tokios galimybės, kurioje vietoje, tai matysim ant geltoninių. Nu gerai, iš mano pusės turbūt klausimų daugiau nebebus. Jo, tai aš sakau, dar iki 4 aš būsiu, jūs kaip, nu, kaip čia kaip pageidavot, galit būt, galit nebūt čia. Žiūrėkit, dėl terminų dar norėjau paklausti, va dabar jeigu, nu, ta prasme, sekantis etapas turbūt jau derinimai visokie bus, ne, ir panašiai, kiek užtruks paruošti pilnai projektą ir suderinti su visom instancijom reikalingom? Šiaip šis projektas jau, sakyk, buvo derinas, mes turim tiesiog, kadangi keičiam pakeistas projektuotas, mes turim perderinti iš naujo, tai va dabar, kiek tai užtruks? Jo, tai po projektinių pasiūlymų, tai Vilniaus miesto savivaldybė dar turi patvirtinti projektinius pasiūlymus, jie maždaug tvirtina maždaug prieš kokias 2-3 savaitės patvirtina. Tuo momentu mes bandysim derintis jau su institucijom, tai institucijos yra ESO, Tele, jau čia tokių nėra. Ir, nu, aišku, su pačiu miestu, tai, nu, miestą mes galėsim tik tai tada, kai gausim projektinį pasiūlymą patvirtinimus. Tai bendrai, aš galvoju, čia su tais derinimais, tai kokie, 1,5-2 mėnesius užims.
Čia minimalus turbūt terminas. Ne? Jo, čia taip, stengsimės, mes ten suprantame, kalbėjom su pirmininkė, kad nori kuo greičiau, bet Nu, per šią vasarą būtų gerai pasidaryti. žinokit, čia dabar ką mes turim jau skaitykit gegužę, tai gegužės kažkur viduryje gausim projektinių pasiūlymų patvirtinimus, tai dargi vis tiek turėsim, derinimus, tai jeigu gegužės, tai birželio pradžia, gal kažkur vidury gausim derinimus visus, tada kas ten reikia infostatybą sukelti, tai infostatybai 1,5 mėnesio maždaug. Birželis, tai ten vasaros, žinokit, pabaigoje tik tai gautume statybos leidimą, čia greičiau negausim. Tiesiog fiziškai. Tai čia jau kitoks galutinis terminas, tai vasaros pabaiga. Aš turėjau omeny iki pat pabaigos, kada galim pradėti rangos darbus. Tai vasaros pabaiga gaunasi. Tai vasaros pabaigoje tik tai galėtume pradėti. Aš abejoju, kad greičiau nesuspėsim pagal terminus. Tiesiog yra institucijos, kurios turi savo derinimo laiką. Nepaskubės. Viskas aišku. Žodžiu, gatavas projektas su visko jau vasaros pabaigoje tik tais anksčiausiai. Taip. Aišku, gerai. Gerai, tai ačiū už atsakymus, visus aš tada atsijungiu, man viskas aišku, jau klausimų nebeturiu. Ačiū, kad dalyvavot. Paskui parašysiu tą protokolą visiems, kas dalyvavo šiandien, tai atsiųsiu protokolą. Gerai, viso gero. Viso iki. Ačiū. Gero. Viso Gero. Viso.
Taip, jau mes turim 16 valandą. Dalyviai, visuomenės atstovai, kurie buvo prisijungę, jau atsijungė. Buvo pristatytas projektas, projektiniai pasiūlymai Kelmėjų sodo 42-osios Vilniuje sprendiniai. Buvo užduoti keli klausimai, į juos atsakyta. Taipogi iki viešo susirinkimo buvo pateiktas elektroniniu paštu klausimai, juos irgi atsakyta. Tai šiandien viešas svarstymas projekto Kelmėjų sodo 42 gatvė baigtas. Bus suruoštas protokolas, bus jis išsiųstas visiems registruotiem dalyviams, kurie dalyvavo šiandien registravosi. Tai ačiū, viso gero. Viešas svarstymas baigtas ir jis yra atliktas. Labą dieną. Sveiki. O čia jau baigėsi galbūt viešasis svarstymas? Nu, dar, žinot, kaip sakant, aš jau buvau jau išjungęs viską, tai, bet jūs, kaip sakant, prisijungėt, tai jeigu, kaip sakant, yra atstovas, tai galiu jums pristatyti vienam. Na, gal trumpai, aš tiesiog esu bendrijos narys, ten sodą turim. Taip, tai galim, aš galiu viską čia greitai. Taip, tai nežinau, tai aš gal iškart prie brėžinių eisiu, negimtos tekstinės, tai aš ant to pačio brėžinio aš viską ir papasakosiu. Taip, to mes čia parodysim. Taip, mes čia kurį turim. Taip, tai čia yra pradžia, tai yra, pagal brėžinį tai yra pabaiga, bet čia yra 37, iš kurios įvažiuojama į 42, ne? Tai visur yra projektuojama 3,5 pločio danga, palei iš vienos pusės yra projektuojamas bortas, jisai bus 5 cm aukščiau už dangą. Čia yra daroma tam, kad nuvesti vandenį iš ilginių nuolydžių į miško pusę. Tai jo, nes nuolydis pačios tos gatvės tai yra į borto pusę. Tai palei bortą iš ilginių nuolydžių vanduo bus nuvedami žemyn. Kur įrengiami, tai yra bortas įrengiamas visur, kur yra įvažiavimai, tas rudas fonas, tai yra pažvyravimai numatomi, tai yra, reiškia, iki borto aukščio bus atlikti pažvyravimai. Ties sankryžom asfaltas vėlgi bus iki borto aukščio. Tai vanduo, kuris bėgs palei gatvę, jisai įsklipus, nebėgs, nes ten bortas 5 cm įsikaišęs. Tai visur yra, kur įvažiavimai, tai numatyti net tie visi pažvyravimai ir baigėsi net ties mišku, bortas užsukamas ir ten, nežinau, tik tai kokia ten gatvė, neatsimenu, irgi bus įrengiamas ten asfaltas ir įrengiamas bortas, tai yra tam, kad įrėminti asfaltą, už jo bus įrengiama skaldos toks pagrindas, tai vanduo bėgdamas per bortą, tada, kaip sakant, nusigesins per tą bortą perbėgimas ir nusigesins to skaldo ir bėgs ten į miško aplinkinę teritoriją. Tai čia dabar eisiu prie sekančio. Sekantis tai yra eismo organizavimo brėžinys, kuriame pavaizduoti projektuojami kelio ženklai ir eismo saugumo priemonės. Tai prie visų gelžbetoninių stulpų bus įrengiami tokios lentelės, kurie nukreipia, kad pamatytume ir neužvažiuotume. Bus įrengti 3
plato, tai eismo saugumo užtikrinančių priemonės, tai yra, kad čia kaip, pakilimai tokie plato, matėt, mieste visur, tai yra bus 3, tai yra pradžioje, per vidurį ir nuo 37 irgi pradžioje, tai yra 3 plato. Čia skersinis, kaip yra nuolydis į borto pusę, bortas 5 cm yra aukščiau. Taip, kam iš čia daugiau, daugiau nėra, čia plato pjūvis, kur yra atramos, čia tiesiog yra gabaritai vaizduojami, tai ant esamo atramų visur bus įrengiamas, gal aš neturiu išjungęs, bus įrengiamas apšvietimas ant esamo atramų. Tai ten gaunasi 11 atramų, tai 11 reiškia apšvietimas bus tokių gembių pakabinta. Ir tarp stulpų 40 maždaug metrų, 44, 40, 39, taip, kaip stovi esami stulpai. Tai visa tavo gatvė 42, kuri yra projektuojama, jinai bus apšviesta. Tai taip ir gaunasi, kad ten stulpai gaunasi ties sankryža, tada per vidurį, tai vėlgi čia yra atrama, tai vėlgi ties sankryža, visur, kur yra, mes matome tos atramos, tai visur bus ant jų užkabinti tos gembės. Tie projektai jau buvo apderinti su ESO, leidimas gautas, galima kabinti ir su Vilniaus apšvietimu suderintas, bet tiesiog, kadangi pasikeitė projektuotojas, mes dabar tai turėsim per naują biškį procedūrą praeiti, per naują suderinti su visais. Tai čia tas. Esamas paviršius dangos, tai jisai išliks toks pat, kaip ir buvo. Čia mes matom išilginį profilį, tai raudona linija, tai yra ta projektuojama, o ta biškį tava kitokia linija, tai irgi raudona, tik tai labiau tokia ryški, yra esamas paviršius. Bet esmė ta, kad tai esama danga neišliks tokia, kokia ir buvo. Tiesiog bus iškasama 70 cm tas sumuštinis, konstrukcija ir supilama nauja. Tai reiškia naujas smėlių sluoksnis, tada skalda ir tada ant viršaus asfaltas. Ir bus viskas yra to pačiu lygiai, kaip ir yra. Tai tokie, tai nežinau, jeigu kažką turit, Ilenai, klausimą. O pėstiesiems ten kažkoks takelis nusimato? Ne, pėstiesiems jokio tako nebus, bus bendro judėjimo, tokia, eis ta pačia gatve, nes čiagi mes turim bendriją, tai žalios linijos, taigi čia yra sklypai, tai sklypai arti, stulpai, ta prasme, ten fiziškai neįmanoma įrengti kažkokiu pėsčiųjų tako. Jo, įsivaizduoju. Aišku, tai viskas kaip ir puikiai atrodo, o kokie terminai, kada čia darbai pajudės ir baigsis? Tai, su darbais, dėl tų pačių statybos darbų, tai negaliu atsakyti, nes čia vis tiek, kada surasit rangovas, kas padarys, bet dėl projektavimo aš jau ir prieš tai, kas buvo prisijungęs, minėjau, aš taip galvoju, čia vis tiek yra, kadangi turim perderinti iš naujo projektus su institucijom. Ir turės Vilniaus miesto savivaldybės pritarti projektinius pasiūlymams. Nes, realiai tai mes jau buvom pas jos komisiją, jau rodėm viską, bet šitą viešinimo procedūrą atliekam iš naujo, kadangi prieš tai buvo blogai atlikta, turim iš naujo išviešinti. Pasikeičia dabar kitas projektuotojas, dabar mes esam, tai ta procedūros iš naujo. Tai aš taip galvoju, kad vasaros pabaigoje mes čia greičiau neturėsit projekto suderinto su statybos leidimu. Tai vasaros pabaiga mes taip planuojam. Nes derinimai kažkur bus mėnuo, apie 2 mėnesius derinsim, kol gausim derinti, paskui turim jau viską turėsim birželio pabaigą, sukelsim infostatybai. Infostatybai vis tiek maždaug 1,5 mėnesio. Vyksta ten 20 kažkiek darbo dienų, bet tai maža, jeigu kokia dar pastaba bus, tai vis tiek, kol gausim pritarimą, tai praeis, bet tai ir gaunasi kažkur rugpjūčio pabaiga. Jo. Čia jo, suprantama, kad ne taip greitai viskas juda, kaip norėtųsi.
O sakykit, tų šoninių gatvių nebuvo kalbų kažkokių projektų, jas tvarkyti ar asfaltuoti vargu ar planuojama? Ne, žinokit, aš tikrai nieko nežinau, nes tik tai čia dabar, kadangi įrengiami sankryžos, tai tiesiog sankryžinių, tai asfaltai šiek tiek užsukami į tas gatves. O ten, manau, tai jau čia jūs kaip bendrija visa ten turėtų čia kalbėti, tartis ten kas kaip. Dėl to nežinau. Aišku. Tai tiek mano klausimo. Tai tada viskas. Ačiū, kad skirėt laiko. Prašau, Jelena. Visi. Kadangi buvo prisijungęs dar vienas dalyvis, tai jam pristatėm, parodėm irgi, uždavė klausimus, atsakėm. Tai viskas jau turim po 16 valandos, 11 minučių. Susirinkimą baigiam ir deklaruojam, kad susirinkimas įvyko.